Taigi, šį kartą leiskimės į kelionę po anglų kalbos pamatus. Pažiūrėkime, kaip iš pačių paprasčiausių žodžių ir taisyklių gimsta ištisi prasmių pasauliai. Gerai, tai kaip viskas susiję? Pradėkime nuo pačių pagrindų tų fundamentalių kalbos statybinių blokų. Pirmas žingsnis – keletas esminių anglo kalbos daiktavardžių. Jie bus mūsų atspirties taškas. Ir pažiūrėkime, kokia čia įvairovė. Turime ir labai konkretų apčiuopiamą daiktą kaip Apple obuolys ir bendresnę savoką kaip studentas ar net vieta – river, upė. O dabar pereikime prie to, kas, manau, daug kam įdomiausia – tarimo. Kaipgi šie žodžiai skamba? Pasirodo, čia slypi savotiškas, bet visai logiškas kodas. Ir štai, įsivaizduokite, vos 4 paprastos taisyklės, kurios tiesiog, pakeičia viską. Jos padaro tarimą daug lengviau nuspėjamų, iškart galima pastebėti, kaip pavyzdžiui nekirčiuotos galūnės tarsi prityla, sušvelnėja, o kai kurios balsės jos tiesiog išnyksta. Gerai, teorijos pakaks. Dabar pats laikas visą tai pritaikyti. Ir geriausias būdas tai padaryti – paimti konkrečią temą. Tarkim, metų laikus. Štai jie visi 4 metų laikai. Bet atkreipkime dėmesį ne tik į juos. Čia yra vienas mažytis, bet be galo svarbus žodelis, kurį naudojame kalbėdami apie juos. Tai prielinksnis in. Ir štai kaip viskas gražiai susidėlioja į vietas. Paprasti žodžiai sujungti kartu sukuria pilnus vaizdingus sakinius. Tik pridėkime tą mažą in prie metų laiko ir iškart galvoje atsiranda aiškus vaizdas. Na štai, dabar, kai turime visus elementus, pats metas juos sujungti. Pažiūrėkime, kaip visos šios taisyklės ir žodžiai veikia kartu, atliekant kelias nedidelės užduotis. Prisiminkime mūsų daiktavardžius. Viena iš pačių pirmųjų taisyklių, kurias išmokstame, tiesa, kaip padaryti daugiskaitą. Dažniausiai viskas labai paprasta. Tiesiog pridedame s gale. Bet, aišku, kalba nebūtų kalba be išimčių ir niuansų. Štai puikus pavyzdys. Žodis baigėsi raide o ir staiga mums jau reikia ne s, o s galūnės. Būtent tokios smulkmenos ir suteikia kalbai, savotiško charakterio. Gerai, o dabar mažas galvosūkis. Toks, žinote, pastabumo testas. Pažiūrėkite į šį žodžių kratinį. Ar pavyktų jame rasti 2 mums jau puikiai pažįstamus, bet gudrai pasislėpusius žodžius? Būtent bus ir Apple. Tai puikiai iliustruoja, kaip dažnai sudėtingesni žodžiai ar frazės yra tiesiog sudėlioti iš mažesnių, paprastesnių kalbos kaladėlių, kurias mes jau žinome. O dabar pavyzdys iš gyvenimo. Sakinys, kuriame paslėpta viena iš tų klaidų, kurias daro daugelis. Atrodo, kad viskas lyg ir gerai, ar ne? Bet kažko labai svarbaus trūksta. Ir tas trūkstamas elementas – tai vos viena raidė. Raidė S. Įsivaizduokite, ji viena paima ir gramatiškai suriša veiksmą snows su veikėju – it. Ir viskas. Sakinys iškart tampa taisyklingas. Tokia maža detalė, o pakeičia viską. Bet visa tai, ką aptarėme, yra, žinote, tik pats paviršius. Ledkalnė viršūnė. Ir tai natūraliai veda prie kur kas įdomesnio klausimo. Jeigu jau yra taisyklės, tai kokios yra pačios keisčiausios, pačios netikėčiausios išimtis, kurios ir paverčia anglų kalbą tokia gyva ir nenuspėjama?